Sol FM. Taigi, sveiki sugrįžę į Sol FM, mėlyjei klausytojai. Labas vakaras. Nežinau, ar klausotės kartojimo ar ne, tada nebūtų visai labas vakaras, bet vėlgi, jeigu klausotės penktadienį vakare, sveikinu, galit paskambinti, galit parašyti ir tiesiogiai pasišnekėti su manim. Taigi, žmonės, šiandien kalbam apie labai įdomų žmogų, bent jau mano nuomonė, tai kaip ir kalbėjom praėjusioje laidos dalyje, pirmojoje dalyje, tai kalbam šiandien apie Christopherį Johnsoną McCandlesą, dar kitaip žinoma kaip Aleksanderį Supertrampą, čia jo toksai pseudonimas, bet iš esmės kalbam apie žmogų, kuris nusprendė, būdamas visai jaunas dar 1990 metų vasarą, tiesiog pabaigęs universitetą ir išmetęs, galima sakyti, visas turimas santaupas, ta prasme, iš viso daugiau nei $50,000, galima sakyti €50,000, šiais pinigais, ta prasme, skaičiuojant jau po infliacijos, atidavė tiesiog labdarai ir paprasčiausiai pabėgo į gamtą, kaip čia ūkiškiau pasakius, ta prasme, paprasčiausiai jisai nusprendė, nebegyventi su civilizacija, galbūt, sakykime, arba nepaklusti tai civilizuotai struktūrai, galbūt mūsų visuomenės, net nežinau kaip tą kitaip išaiškinti. Bet iš esmės įdomi asmenybė, kurios gyvenimas pasibaigė mano nuomonė per anksti ir ganėtinai blogai, liūdnai. Taigi antroje dalyje, kaip ir minėjau anksčiau, nežinau ar buvo pirmoje dalyje ar ne, bet antroje dalyje daugiau kalbėsim apie jo patį, sakykime, tą žygį, tą kelionę galbūt ir kuo visą tai užsibaigė. Žmonės, čia tarp kitko, tik pradžiai, bet žygiai yra geras dalykas. Nežinau kaip tą kitaip pasakyti, nežinau ar jūs mėgstate žygius ar ne, galit parašyti, bet aš mėgstu žygius. Aš, ta prasme, nesu pats geriausias žygiuotojas, bet žygiai yra nuostabus dalykas, nežinau kodėl, bet tiesiog žiauriai yra gera išeiti kažkur pakeliauti, nesvarbu ar su draugais, ar vienas, ta prasme, žygis yra gėris, tiesiog tai yra ir sveika, ir tai neatima tiek daug jėgų, nes aš kalbu apie žygį, tau nereikia bėgti, tau nereikia kažkur skubėti, tu tiesiog išeini. Tiesiog net nežinau kaip tą kitaip pasakyti, bet žinoma, aš nesakau, kad kiekvienas iš mūsų turėtų dabar iškeliauti, sakykime, į Ispaniją ir tą žymųjį kamino praeiti visą tą 800 km ar kiek tenais, beros 800, jeigu neklystu kilometrų, bet bent jau lietuvišką kamino, sakyčiau, būtų visai verta apgalvoti. Žinot, tai taip, Lietuvoje irgi yra toks dalykas kaip lietuviškas kamino, irgi yra koordinatės, ta prasme, galit pagooglint, galit viską rasti internete. Tai nėra tas pats, kas Camino de Santiago, sakykim, tas portugališkasis kelias, dar kitai vadinamasis, bet iš ties irgi daugybės įspūdžių turintis, sakykim, takas, net nežinau kaip kitaip pasakyti, Lietuvoje. Tai lietuviškas Camino irgi egzistuoja, būtinai pasižiūrėkit tie, kas mėgsta žygius. Tai čia tik tarp kitko, bet taip, mūsų šiandienos tema realiai yra susijus su žygiais, nes šis asmuo, jisai keliavo per valstijas net pasakyčiau. Prasme, jisai nekeliavo tiesiog Camino, jisai ir ne tik per vieną ar dvi valstybės, ta prasme, apėjo, jisai ėjo tiesiog ne to žodžio prasme per valstijas. Prasme, jisai sugebėjo praeiti per įvairiausius kalnus, kalnynus, jis ta prasme praėjo pro Arizoną, Pietų Dakotos valstijas, ta prasme, jisai lankėsi, žinoma, ir savo gimtojoje Kalifornijoje, jisai galų gale, ta prasme, savo istoriją realiai, galima sakyti, užbaigė Aliaskoje, bet čia šiek tiek vėlgi užbėgau įvykiam už akių, bet tiesiog duodu suprast, kad šis žmogus, jisai žinojo, kaip keliauti, prasme, kaip vaikščioti. Prasme, jisai galbūt nebuvo patyręs ties tuo aspektu, kaip išgyventi gamtoje, bet jisai išties turėjo daug ištvermės, prasme, keliauti. Ir tom kelionėm, ir prasme, jis buvo pasiryžęs tą daryti. Jam nieko daugiau nereikėjo, tiesiog keliauti, būnant vienam. Atrodo net keista ir net, man tai atrodo, net man, tokiam vienišiui, kaip man, sakykime, atrodo keista. Žinot, bet taip, išties įdomi asmenybė ir jo jaunesnioji sesė, aš minėjau, yra parašius knygą apie jį ir jinai minėjo šitą įdomų ir galbūt keistą aspektą apie jį, kad jisai lyg ir turėjo šansą susirasti merginą, bet jisai niekad nerodė tos labai didžiulės iniciatyvos ar noro. Jisai nelabai norėjo turėti ten kažkokių daug artimų draugų ar kažką, jisai būdavo draugiška asmenybė, bet jisai nenorėdavo kažkiek turėti asmenų, būrio, sakykime, tų pastovių žmonių, su kuriais pastoviai būtų verta susitikti kokiam nors bare ar kažkas panašaus. Jam užtekdavo jo paties. Ir jam lygiai taip pat, kaip ir minėjau, nereikėjo merginos.
net kas yra keista, nes jisai gan jaunas, sakykime, buvo vaikinas ir, kai jis nusprendė, sakykime, nuo visko pabėgti, jam nereikėjo jokios antros pusės, jisai galbūt net jautėsi, kad jam tik tais apsunkintų viską, jeigu jisai turėtų kokį nors asmenį, kuris su juo keliautų kaip pavyzdys, nes jis tiesiog norėjo viską padaryti vienas. Kaip ir minėjau, jisai 90-ųjų vasarą užbaigė savo universitetą, įgyja 2 bakalauro laipsnius antropologijoje ir istorijoje ir jisai pasiryžta iškeliauti su savo sena gendančia mašina, automobiliu tiksliau. Jisai keliauja vėlgi per valstijas, jo automobilis yra neapdraustas, jisai neturi jokios techninės apžiūros, aš net nežinau, Jungtinėse Amerikos valstijose kokiose yra taisyklėse, bet kitaip tariant, jisai važiuoja su neteisėto būdu jisai vairuoja, kitaip tariant. Jisai kažkokiu nesuvokiamu būdu sugeba išvengti visų tų baudų, sakykime, bet jo automobilis vis dėlto pasiduoda ir jisai sugenda anksčiau nei jisai pats pasiduoda, sakykime. Tai jo automobiliui sugedus, Krisas nusprendžia pasielgti labai nepilietiškai, gal sakykime, jisai savęs jisai neatvyksta, sakykime, pas policiją ar į policijos nuovadą artimiausiai ir neprisiduoda savęs, sakykime, kaip kaltininko ar kažko panašaus. Jisai paprasčiausiai išrauna iš savo automobilio valstybinius numerius, kad tikėtina, kad policija, nesusektų jo galbūt, aš nežinau, bet vis tiek žmonės sugebėjo atpažinti jo automobilį, tai aš nežinau, kokia buvo esmė šito to, bet iš esmės jisai išlupo, išplėšė tuos valstybinius numerius iš abiejų pusių savo automobilio ir jisai ėjo pėsčiomis, toliau tęsė kelionę pėsčiomis. Aš kaip ir minėjau, jisai su savim realiai turėjo praktiškai nieko, tik šiek tiek pinigų, labai mažai maisto atsargų, nes jisai maistą, vėliau papasakosiu, kaip jisai su maistu elgėsi, sakykim, bet jisai turėjo labai mažai atsargų, šiek tiek rūbų su savim, miegmaišį, kelias tas tokias esminės atsargas, bet iš esmės labai labai mažai atsargų. Jisai turėjo su savim fotoaparatą, žurnalą, turėjo nemažai klasikinės literatūros knygų, nes jisai išties labai mėgo klasikinę literatūrą ir kai kurie žmonės net ir mano, kad galbūt klasikinė literatūra jį ir, šiek tiek užvedė ant to kelio siekti kur nors pabėgti galbūt, siekti susivienyti su savo galbūt tais protėviais, net nežinau, nes kaip pavyzdys jam patiko Jacko Londono kūryba. Nežinau, ar esate skaitę, bet Jacko Londono viena iš žymesnių knygų yra pavadinimu The Call of the Wild. Viena iš jo žymiausių, sakykime, knygų, bet ir kartu labiausiai patraukiusių Kriso dėmesį knygų. Taip paprastai tariant, tai knyga yra, čia aš net nežinau, ar yra verta, čia gal yra blogai, jeigu aš per radijo stotį realiai aš pasakysiu apie ką ta knyga, bet daugmaž susumosiu. Knyga yra apie šunį, jinai pasakoja iš šunio pozicijos, istorija yra pasakojama, tai veikėjas pagrindinis yra realiai šuo ir tas šuo iš esmės jisai yra paskiriamas, jisai gyvena tokį prestižinį gyvenimą nuo pradžių to šuo, o vėliau jisai yra kaip ir parduodamas, sakykime, kad tas šuo gyventų ir daugiau dirbtų, sakykime, tai jisai toks darbo šuo tampa, kuris kalnuose, sakykime, tempia krovinius ir panašiai, žiemą. Ir galų gale tas šuo yra išlaisvinamas, pabėga ir jisai susivienė, galima sakyti, su gamta. Jisai yra pašaukiamas gamtos, tokių vilkų, sakykime, susibendrauja su vilkais šuo. Čia tokia įdomi istorija, bet jinai irgi yra ganėtinai liūdna. Tokia net nemoku paaiškinti, išties liūdna istorija, bet labai graži. Taip. Ir gal šiek tiek yra tų tokių aspektų toje istorijoje, kurie labai patraukia, Kriso, akį. Ir, nepaisant to, jam ir labai patiko dar ir vieno žymiojo filosofo ir naturalisto kūryba, tai Henry Davido Thoreau, nežinau, ar esat girdėję, irgi yra amerikiečių 19 amžiaus filosofas, jisai labai skatino žmonės pabėgti nuo civilizacijos, jisai net pats keletą metų užsidarė miške, sakykime, su labai paprastos statybos namukyje, kurį jisai sukonstravo, sakykime, ant vieno iš savo pažįstamų berods žemės. Jam buvo užleista, suteikta realiai teisė, tiesiog tame miške ir toje žemėje, kuri priklausė jo draugui, sakykime, pasistatyti tokį kaip miniatiūrinį namuką ir jame gyventi. Ir jisai to siekė ir jisai parašė tą žymėją knygą pavadinimu Pilietinė
apie pilietinę nepaklusnumo pareigą. Čia net taip išsiverčia, aš vėlgi, kaip ir minėjau, nežinau, ar lietuvių kalba yra išversta ši knyga ar ne, bet On the Duty of Civil Disobedience, taip jinai anglų kalba vadinasi, arba apie pilietinio nepaklusnumo pareigą. Tai iš esmės tas pats naturalistas, jisai pats autorius šios knygos, jisai labai pabrėžia tą siekį, kad, ta prasme, kiekvienas pilietis, ta prasme, kad valstybė ir valdžia turėtų siekti kuo mažiau valdyti, galbūt. Gal tokia yra esmė, kad valdžia neturėtų kuo daugiau suvaldyti, bet valdžia turėtų kuo mažiau valdyti, nes vėlgi valdžia priklauso piliečiam. Ir piliečiai, kurie pamato, kad įstatymai yra, sakykime, jiem netinkami, jie turi net ne teisę, sakykime, nesilaikytų įstatymų, bet net pareigą, ta prasme, išreikšti tą nepasitenkinimą ir tą visišką nepaklusnumą. Čia toks įdomus požiūris, aš gal ne visai sutikčiau, bet čia nesvarbu, ne esmė, bet tokia kūryba realiai patraukė ir Kriso dėmesį. Jisai nusprendė, ta prasme, tokių knygų jisai turėjo su savim nemažai. Jisai daug skaitydavo, ta prasme, vėlgi, ką tu daugiau veiksi, jeigu tu tiesiog keliauji pėsčiomis. Vėlgi, Krisas turėjo šiek tiek pinigų su savim, jisai karts nuo karto užeidavo į kokią nors degalinę ir į kokią nors tą, sakykime, vakarinį prekybcentrį, nusipirkdavo kokį nors maisto. Iš esmės, problema yra tame, kad tie pinigai, jo santaupos, kiek jisai jų tik ir turėjo, sakykime, po viso to į labdarą atidavimo pinigų, greitai pasibaigia, nes vėlgi tiek ir kainos nemažos yra, ypač tam tikrose parduotuvėse, sakykime, bet, Krisui reikėjo darbo, kitaip tariant, bet Krisas žiauriai nemėgo darbo, tai ką jisai nusprendė daryti, jisai turėjo tą tokią, kaip ir, sakykime, labai smulkę taisyklę, tą tokią, net nemoku kitaip paaiškinti, jo taisyklė buvo, kad jisai eis dirbti tik tais tuo atveju, jeigu tai yra paskutinė, ta prasme, kraštutinių visiškai atveju, ta prasme, kai jau niekas daugiau nebelieka, o tik tais darbas, sakykime. Tai iš esmės, ką aš noriu pasakyti, kad Krisas kartais vogė. Jisai kartais, vykdė tas nusikalstamas veikas, taip. Jisai iš esmės kartais įsibraudavo į svetimų žmonių, kabinas, ta prasme, tas tokias, uždaras erdves, jisai neapiplėšinėjo žmonių ir jisai nevogdavo vidury baltos dienos, jisai tikėtina, kad vėlgi tų vagysčių tikėtina nebuvo labai daug, bet tiek, kiek pavyko patvirtinti, tai taip, kad tikėtina, kad neretais atvejais Krisas paprasčiausiai kaip kraštutinį atvejį, jisai tiesiog pavogdavo šiek tiek maisto, pinigų, iš kai kurių apleistų kartais, tokių labiau atrodančių apleistais namų, galbūt, ta prasme, kartais į namus, kartais tas tokias medžiotojų kabinos, nežinau, kaip kitaip jas išverst, bet, ta prasme, Amerikos miškuose kartais būna tokios pastatytos, tokios kaip kabinos skirtos konkrečiai medžiotojams, sakykime, jos ten užrakintos būna. Tai kartais ten būna tam tikrų konservų, sakykime, uždaryta kartu. Ten yra saugomi ne tik ginklai kaip pavyzdys, bet ir konservai, kartais net pinigų ten galima rasti ir panašiai. Tai jisai įsilauždavo į tokio pobūdžio kabinas, sakykime, miškuose, kitose erdvėse ir panašiai. Tai jisai tą darė, iš to tokio poreikio, ne dėl to, kad jam patiko, bet, vėlgi, elgėsi taip, kad, siekiant nedirb. Bet vėlgi, to nepakako iš esmės, vėlgi tai yra nusikalstama veika, kaip ir minėjau, amžinai nepavyks tau sėkmingai vogti, vis tiek kažkada tave pagaus. Tai ką jisai nusprendė daryti, jisai nusprendė susirasti darbą, jisai nusprendė susirasti laikinai darbą. Iš esmės, jisai pradirbo, jeigu aš neklystu, plius minus apie metus per visą tą laikotarpį. Ir kaip žinia, aš kaip ir minėjau, čia yra visa ta istorija, ką jisai veikia pabėgęs iš viso to, nes jisai sutiko nemažai žmonių, jisai turėjo ir ta prasme, bendranuomių, jisai gyveno kartais apartamentuose su kai kuriais žmonėm, ta prasme, su kuriais nuomavosi tas patalpas kartu. Jisai, ta prasme, karts nuo karto jį paveždavo kokie nors žmonės, sakykime, jeigu jį sutikdavo kelyje autostradą, sakykime, einantį. Ta prasme, nes jisai lygiai taip pat, nors ir jisai buvo toksai ganėtinai, sakykime, prie naturalizmo žmogus, bet jisai ir kartu, neprašalai eidavo tranzuot, sakykime. Buvau minėjęs berods jo automobilį, ar ne? Taip, jisai buvo paliktas ant kelio be valstybinių numerių. Tai jeigu ką, kad nepalikt to automobilio taip likimo valiai, tai aš tik priminsiu, kad jį pasisavino policija ir vėliau pritaikė savo poreikiam. Tai čia tiesiog taip. Pas mus berods turto bankas perimtų, galbūt parduotų tą automobilį, nežinau, tenais tiesiog policija perėmė savo tą automobilį. Tai kaip ir minėjau, jisai turėjo susirasti darbą, jisai iš esmės jį susirado, jisai dirbo įvairiausius darbus šiaip. Ta prasme, jisai dirbo ne tik ten kokį nors vieną konkretų pastovų darbą, bet jisai dirbdavo įvairiausių krovikų,
ir panašiai. Bet to tokį labiau fizinį darbą galbūt karts nuo karto ir panašiai. Jisai ten nedirbdavo pagal specialybę, kurią jisai turėjo iš universiteto, net keista iš tikrųjų pagalvo. Jisai gan išsilavinęs, protingas žmogus, bet jisai nesiekė dirbti to, ką jisai mokinosi dirbti, ar mokinosi studijuoti, sakykime, toliau ar kažką panašaus. Jisai nesiekė kažkokio akademinio darbo, jisai siekė paprasčiausiai padirbti tiek, kad jam užtektų pinigų sekančiai kelionė ir kažkas panašaus. Tai taip, vieną dieną jisai tiesiog išėjo iš darbo, jisai nieko nepranešęs, tiesiog paliko savo darbdaviui raštelį. Tai kaip ir minėjau, jisai tų darbų turėdavo nemažai, jisai turėdavo ten tokius paprastesnius, sakykime, galbūt darbus, nors vėlgi visi darbai yra vertingi, bet jisai vertindavo tos darbus kaip, daugiau tokius paprastą veiklą, sakykime, nesvarbę veiklą. Jis nebuvo, sakyčiau, tinginys visiškai, bet, vis tiek jisai dirbdavo tik tiek, kiek reikėjo ir gaudavo tik tiek, kiek jam užtekdavo, sakykime. Tai jisai tiesiog vieną dieną nusprendžia išeiti iš darbo, jisai nieko nepranešęs, paprasčiausiai dingsta, palieka tik tais raštelį savo darbdaviui, tas raštelis žymusis yra, jisai iki šiol yra berods pas tą darbdavį, jeigu aš neklystu. Gal ir klystu iš tikrųjų, bijau apgauti jūs, bet iš esmės tas raštelis yra ganėtinai juokingas. Ir ką jisai norėjo pasakyti, aš čia pabandysiu taip grubiai išversti tą raštelį. Jisai parašė, kad, tas elgetavimas, tas keliavimas yra žymiai lengvesnis su šiais pinigais. Ir kad jo dienos buvo žymiai labiau įdomesnės, kuomet jisai buvo be pinigų ir turėjo siekti visomis išgalėmis, gauti savo sekančią puotą, sekančius pietus. Ir jisai sako, kad jisai nusprendė toliau taip gyventi, kurį laiką, bent jau. Tai realiai gal įmanoma suprasti iš to raštelio, kad jisai iš esmės jautė daugiau džiaugsmo, būdamas visiškai vienas ir keliaudamas, neturėdamas pinigų visiškai ir toliau keliaudamas pėstute ir ieškodamas būdų, kaip nors išgyventi. Jis jautė tą tokį didesnį džiaugsmą, galbūt ir didesnę motivaciją, nei kiekvieną dieną eiti darbą ir gauti tos pinigus. Tai čia yra išties įdomus dalykas, galbūt šiek tiek ir motivacijos parodo iš jo pusės. Nežinau, ir galbūt kai kurie jūs gal jaučia tokį kaip ir, giminingą mintį, galbūt iš Kriso, kad jūs gal irgi būtumėt pasielgę lygiai taip pat, gal ir jūs būtumėt kažką panašaus padarę. Gal ir jūs būtumėt norėję kažką panašaus padaryti. Tai Krisas keliaudamas, jisai sutiko, kaip ir minėjau, nemažai žmonių, jisai kartais ir su jais gyvendavo, kitose laukuose, sakykime, bendrijose yra, nemažai kitų, sakykime, benamių, kaip pavyzdys, jisai gyvendavo ir su tais benamiais, ir kitais tais klajokliais, galbūt, sakykime, tai jisai būdavo vienas iš tų klajoklių, kuris kartais prisidėdavo į jų tas tokias kaip pastogės, kažką panašaus, arba jie tenais miškuose turėdavo tokias kaip, net nemoku paaiškinti, tokias, ne pastogės, bet kartais būdavo bendruomenės, tokias susiburdavo tų klajoklių, tai jisai kart nuo karto tokias sutikdavo ir jisai kartais pernakvodavo su jais visais, sakykime, palapinėse. Išties įdomi istorija, bet vėlgi, jam išėjus iš darbo, jisai šiek tiek buvo susitaupęs pinigų, jisai ką nusprendė padaryti, jisai įsigijo ginklą ir jisai įsigijo kaip ir baidarę, tai iš esmės jisai nemažai susitaupė, nes ten nepigus dalykai, žinot. Tai kodėl jisai pasiėmė ginklą, kai kurie galvoja, kad dėl medžioklės galbūt ir dėl savigynos tikėtina, jisai nebando paaiškinti, kaip ir minėjau, su savim Krisas, neturėjo labai daug daiktų, tarp jų buvo kas realiai dabar jau ginklai, baidarė, keletą rūbų, sakykime, šiek tiek pinigų su savim, šiek tiek maisto, turėjo su savim žurnalą, knygas, žinoma, ir tą fotoaparatą, ir jisai žurnale rašydavo savo tuos įvykius, jisai dažniausiai jūs aprašydavo labai paprastai, tai tiesiog diena 1 įvyko tai ir tai, diena 2 įvyko tai ir anai, tai jisai labai nepaaiškindavo, kodėl jisai būtent taip elgėsi, kodėl jisai perka tam tikrus dalykus, o kitų neperka, sakykime, būtinųjų dalykų. Tai kaip ir minėjau, jisai dar tarp knygų buvo nusipirkęs ir tam tikras knygas, kurios apibūdindavo, kokie gyvūnai, sakykime, ir kokie augalai auga tose vietovėse, kuriuose jisai lankosi. Tai kaip pavyzdys, jeigu aš nežinau, gyvenu, tarkim, Vilniuje, Vilniaus kokiam rajone, aš tiesiog nusipirkčiau kokią nors knygą turistinę, tokią kaip knygą, kurioje būtų aprašyta, kokiu aš augalų galiu rasti Vilniuje ir ar aš juos galiu valgyti, tarkim. Tai Krisas taip išreiškia tą savo kaip ir motivaciją, siekį ne tik taip keliauti, bet kartu ir medžioti
ir ieškot tų, sakykime, įvairių uogų ir augalų, kuriuos jisai gali valgyti. Na, tai jisai siekia gyventi taip, kaip mūsų protėviai gyveno, kaip ir aš minėjau, kad kai kurie žmonės tiesiog nurodo tą siekį sugrįžti, išduot galbūt dabartinę civilizaciją ir sugrįžti į tą primityvę galbūt mūsų būtį, kaip gyveno, sakykime, mūsų tie protėviai. Ir Kriso tie tokie veiksmai, sakykime, nusipirkimas tokių dalykų ir na, tolimesnis jo gyvenimas, sakykime, realiai apie tai ir liudija, kad jisai siekia sugrįžti tą ne tik gamtą, bet ir kartu ir sugrįžti tą, na, primityvų gyvenimą. tą tokį paprastą gyvenimą galbūt, tą bejavaikišką gal net savotiškai gyvenimą, tą su mažesnio rūpesčio, bet ir kartu su dideliu rūpesčiu siekiant surast maisto. Jūs mato tada tokiu atveju, kai tu gyveni visiškai vienas ir visiškai tik tais iš gamtos esi išlaikomas galbūt, tai tavo realiai didžiausias rūpestis yra konkrečiai tik išgyvenimas. Ta prasme, ką tu valgysi realiai rytoj. Ar tu valgysi iš vis rytoj. Ta prasme, čia būna tavo vienintelis rūpestis. Tau nebereikia rūpintis dėl sakykime, algos, tau nereikia rūpintis dėl darbų, tau nereikia rūpintis dėl, nežinau, automobilio draudimo ar dar kažko, techninės apžiūros ir panašiai. Visi tie rūpesčiai, jie yra civilizacijos rūpesčiai, tau jau neberūpi. Tu iškeliavęs tavo rūpestis tampa vienintelis, tik tais kaip išgyventi. kaip gaut maisto dabar. Tai jisai nusprendė jį medžiot. Ir vėlgi jisai pasiėmė baidarę nebereikalo, jisai sėdo, ją įsistatė realiai Kolorado upėje, ganėtinai plati, ganėtinai pavojinga upė ir jisai plaukė pagal ją. Ir nežinau, ar žinot ar ne, bet Amerikoje nėra leistina iš tiesų taip tiesiog plaukti upę, reikia iš ties gauti leidimą, bet Krisas jisai jau pažeidė ne vieną įstatymą, kaip ir minėjau, jisai buvo įsilaužęs į ne vienus namus, buvo ne vieną vagystę įvykdęs, jisai ir kaip ir automobilių važinėjo ne visai teisėtai, dabar ir plaukėjo, sakykime, baidarėm ne visai teisėtai, jisai realiai nelabai jam rūpėjo tie įstatymai, nes kaip ir minėjau, jo vienas iš tų idealų buvo būtent tas 19 amžiaus filosofas, tas Henris Davidas Thoreau. Jisai būtent ir parašė tą visą pilietinio nepaklustumo, tą teoriją, tą visą dalyką, kad jeigu tau įstatymas nepatinka, tau jo nereikia sekt, tau kaip tik reikėtų jo nesilaikyti. Tai iš esmės, Krisas panašiai ir elgėsi. Jisai niekam nekenkė realiai taip darydamas, jisai tiesiog jam nerūpėjo, gal galima sakyti. Tai įstatymai jo galbūt nesulaikė. Tai jisai toliau plaukė palei upę ir esmė tame, kad ta upė, jinai kerta sieną, jinai kerta pietuose, nueinant toliau, ta upė kerta Jungtinių Amerikos valstijų ir Meksiko sieną. Tai realiai jisai pateko į kitą valstybę, dabar jau atleiskit, nusikalbėjau. Tai iš esmės jisai pateko į kitą valstybę ir dabar viena iš didžiausių problemų yra tai, kad tu esi ne tik, kad tu dabar iš vis iškeliavai į kitą valstybę, nes kaip žinia, Jungtinės Amerikos valstijos jos apskritai susidaro iš 50 valstijų, bet tu nesi svetimas, tarkim, jeigu išeini iš vienos valstijos į kitą, ar ne? Tu nesi toks svetimas, kaip tarkim jeigu aš išeičiau iš Lietuvos, kaip pavyzdys, nežinau, į Baltarusiją. Čia visai kitos valstybės, visai kita kalba, kultūra ir panašiai. Tai tarkim, kai amerikiečiai, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijose keliaudami tarp valstijų, jie nesijaučia, tarkim, labai apriboti tos kultūros ar kalbos ar kažkokių nors didelių skirtumų. Bet jeigu Jungtinės Amerikos valstijose gyvenantis koks nors amerikietis tiesiog persikelia į Meksiką, čia jau šiek tiek yra didesnis skirtumas. Tada jau čia kažkas panašaus į lietuvį nusikėlus į Baltarusiją, nei iš šio, nei iš to. Tai taip, iš ties, jisai taip kirto sieną, jisai praplaukė su savo baidarė, jisai išlipęs suprato, kad jisai padarė klaidą, jisai iš ties išsigando Meksiko, nes vėlgi dar kiti įstatymai ir dabar šiuo atveju galbūt net ir blogesni įstatymai, kurie gali net reikšti didesnės sankcijas, galbūt griežtesnės sankcijas, gal net nežinau. Ir net galimai, jeigu jį pagaus, sakykime, jisai bijojo įvairių ir kartelių, visko. Iš esmės, žinot, aš jį suprantu šiuo atveju, galbūt, į svetimą valstybę daryti tokius dalykus, ypač kai tu žinai, kad tu jau nusiženginėjai įstatymui, nežinau, ar norėčiau. Tai ką jisai nusprendė padaryti, jisai nusprendė Meksikoje, jisai nusprendė sugrįžti atgal į Ameriką. Ir jisai kirsdamas sieną, čia aš tik primenu, bet jisai turėjo ginklą. Prisimenat, kad jis buvo nusipirkęs ginklą. Tai jisai kirsdamas sieną, žmonės jį iškart sulaikė, nes, tu Meksikė esi su ginklu.
Kaip? Esmė, tu esi amerikietis, kuris neteisėtai kirto sieną ir dabar vėl nori kirsti sieną ir dabar tu dar yra apsiginklavęs. Esmė, čia košmaras. Tai ką jie nusprendė padaryti, tai tiesiog policija jį sulaikė trumpam ir, žinoma, konfiskavo iš jo ginklus. Ir kągi, jisai vėlgi buvo paleistas, jisai vėl toliau sugrįžo pėstute, keliavo toliau per kitas valstijas ir panašiai. Jisai sugrįžo į savo realiai, pradinės kelionės pradžią, realiai sugrįžo į tą pačią valstiją, nuo kurios pradėjo keliauti. Ir jisai nusprendė keliauti toliau į šiaurę, į šiaurinės valstijas. O tiksliau į Aliaską. Dabar nežinau, ar suprantat, ką tai reiškia ar ne, bet Aliaska, jinai pagarsėjus kaip, ta Jungtinių Amerikos valstijų šaltoji valstybė. Valstija. Atleiskit, vis maišau valstybės valstijom, bet, tai gan panašus dalykas, gan tas pats dalykas. Tai jisai nusprendė iškeliauti, prasme, į Aliaską. Dabar problema yra tame, kad Aliaska yra labai labai šaltas dalykas. Prasme, labai šalta valstija, prasme, šaltoji valstija. Ir daugybė kritikų šios istorijos dažnai sako, kad, Krisas patyrė daug nuotykių galbūt, bet jisai kartu ir su savo nuotykiais pabrėžė, kad jisai nejaučia tos, pagarbos galbūt gamtai ir tai, ką gamta gali padaryti. Ir čia, aš manau, yra tiesos. Aš su to sutikčiau, kad Krisas su savo veiksmais jisai pernelyg galbūt leido suprast, kad lyg gamta gali būti labai lengvai įveikta arba kad net gamta mums padeda. Bet pamiršta, kad gamta gali būti ir labai negailestinga. Ypač Jungtinėse Amerikos valstijose. Įsivaizduokit, pastovus tornadai ir panašiai. Ten didžiuliai yra grėsmė įvairių stichinių nelaimių. Tuo tarpu, Aliaska išties šaltoji valstija, ta vadinamoji. Nežinau, kodėl jisai nusprendė tenais būtent keliauti. Gal jisai norėjo tiesiog patirti tą, Aliaskos galbūt šaltį, galbūt tą klimatą ir panašiai, bet tai yra išties pavojingas dalykas ir ta nepagarba gamtai yra, vienaip ar kitaip jinai, ta nepagarba pasivis ir tave, visada pasivyja. Tai iš esmės mes kaip lietuviai žinom, ką reiškia, turėti šaltą žiemą, galbūt ne visada, bet karts nuo karto mes turim tos minus 25, minus 30 galbūt, tokie šalčiai kartais gali sukrėsti iš tiek, bet mes žinom, ką mes turim daryti, mes turim šiltai apsirengti, mes žinom, kur eiti, kad judėti reikia ir panašiai, ir kad, siekti šiltesnių vietų, gerai maitintis. Ir Krisas gerai nesimaitino, jisai daug svorio buvo numetęs jau iki to laiko, kai jisai pasiekė Aliaską. Jisai iš esmės, kaip ir minėjau, jisai realiai dirbdavo tik tais tada, kada reikėdavo, jisai dirbdavo labai trumpai, ten vos ne savaitgaliu, sakykime, įsidarbindavo tam, kad gautų tą mini atlyginimą, sakykime, tą dalinį atlyginimą, su kuriuo jisai, realiai išleisdavo tą atlyginimą ant maisto arba ant dar kažko, sakykime. Taigi jisai nukeliauja į Aliaską, jisai dažnai fotografuojasi, Aliaskoje save, su fotoaparatu, ir viena iš mūsų socialiniuose tinkluose pateiktų nuotraukų yra būtent jo nuotrauka, prie vieno žymiojo autobuso numeriu 142. Tai tas autobusas numeris 142 dar kitaip yra vadinamas magiškasis autobusas. Jį taip pavadino būtent pats Krisas berods. Ir iš esmės, Kodėl aš tą pabrėžiu autobusą, aš jį pabrėžiu, nes tai buvo jo kaip ir paskutinioji vieta, kuris kaip ir buvo rastas jau nebegyvas tame pačiame autobuse. Tai vėlgi, Krisas keliaudamas palei Aliaską, jisai surado tą autobusą, galima sakyti, ir jisai nusprendė apsistoti tenais ilgiau, vienu momentu jisai nusprendė sugrįžti, bet jis pastebėjo, kad, žiema jau kaip ir baiginėjasi, kad jau buvo beprasidėjęs pavasaris. Aš tik paminėsiu iš karto, kad jisai realiai apsistojo daugiau nei 100 dienų. Jisai tenais išgyveno daugiau nei 100 dienų, tai čia būtų daugiau nei 3 mėnesiai plius minus. Tai čia išties ilgas laiko, visas sezonas, galima sakyti. Bet kol jisai viešėjo, jisai pamatė, kad, jisai atvyko pavasario metu. Ir ką tai reiškia, tai kad tirpstant ledui, pats upės lygis pakyla. Ir patvinkus, upiai, visur susidarė, toks, tokios aplinkybės taip susidarė, kad jį realiai apsupo upė ir jisai negalėjo pereit upės. Jinai buvo per, stipri. Ir jisai pamatė, kad jo jėgos senka, kad jisai realiai negali pereit tos upės, jisai per silpnas ir jisai per silpnas toli keliaut. Nes jisai ir, kaip ir minėjau, jo dieta buvo labai prasta, jisai mažai valgė, kelis čipsus, sakykime, per dieną ir panašiai, gerdavo vandenį, pastojo ir panašiai, jisai dažniausiai dar po to bandydavo medžiot, bet jam nesisekė, bet,
Galų gale Krisas nusprendė, kad jam reikia apsistoti prie to autobuso rasto, to žymiojo 142 numerių autobuso, ir jisai tenais kaip ir įsirengė tą tokią mini, sakykim, laužavietę, galbūt ar kažką panašaus. Jisai tenais nakvodavo. Jisai dažniausiai dienomis beveik visą dieną praleisdavo, ieškodamas įvairių uogų, medžiodamas. Jisai vienu momentu net sumedžiojo briedį. Ir, iš vienos pusės gali pagirt, kad Krisas, sugebėjo tą padaryti, jisai džiaugiasi labai tuo ir jisai parašė tą savo žurnalę, didžiosiomis raidėmis parašė briedis, bet problema yra tame, kad jisai sumedžiojęs jisai nemokėjo apdirbti mėsos. Matot, ką aš turėjau omeny visos tos istorijos metu, kad jisai nerodė pagarbos gamtai, aš kartu ir minėjau tą jo neturėjimą tos patirties. Jisai išties turėjo daug patirties keliaujant, sakykime, daug vaikštant, tos tolimus atstumus įveikiant, sakykime, tos patirties turėjo, bet tos išgyvenimo gamtos, gamtoje, patirties jisai beveik neturėjo. Jisai neturėjo tiek daug tos patirties išgyvenant grinai iš gamtos, o Aliaska buvo išties negailestingas kraštas, Aliaska išties negailestinga, tai yra nepaprastai graži valstija. Aš manyčiau, aš nebuvau ten, bet kiek matau nuotraukų, tai išties atrodo gražiai, bet bent jau tų vietinių žmonių nuomonė, tai yra išties negailestinga valstija ir tu turi žinot, ką tu darai. Kaip ir minėjau, Krisas neturėjo nei žemėlapio, nei kažkokio plano, ką daryti, nei kažkokio tikslo, kur eiti. Jisai realiai turėjo tiesiog tą tikslą surasti tokią ramybę. Ir ką jisai surado tą tokią stichinę, galima sakyti, nelaimę. Jisai buvo apsuptas upės, jisai negalėjo grįžti, nors jam labai jau reikėjo šiuo atveju, nes jam seko jėgos ir kartu ir seko resursai. Ir jau matot, kaip eina po truputį bėda, sakykime, visos šios istorijos, nors ir romantiškai skambėjo ta istorija, bet po truputį jinai blogėja. Krisas, kadangi neturėjo tos didelės patirties, jisai tiesiog buvo, realiai priverstas medžioti ir ieškoti įvairiausių uogų. Bet vėlgi problema, Aliaskoje nėra tose laukuose, tu ten nerasi tiek daug tų uogų ir netgi jeigu rasi, jos gali būti nuodingos. O dabar kitas dalykas, tų gyvūnų irgi nėra ten tiek daug ir vėlgi jisai nėra labai didelis medžiotojas Krisas ir sumedžioti yra sunku, bet nepaisant to jisai sugebėdavo sumedžioti karts nuo karto kokią nors voveraitę ar kokį nors kiškį ir panašiai, bet tas jo briedis, sumedžiotas parodė jo tą, nepasakyčiau nepagarbą, bet galbūt tą tokį nežinojimą, kaip čia pasakius, patirties nebuvimą visiškai, gal taip sakykime, jisai neturėjo tos patirties. Jis nebuvo patyręs taip išgyventi ir jis nebuvo patyręs apdirbti mėsos. Ir tame yra esmė, kad jisai nors ir jisai sumedžiojo tą briedį, tas briedis turėjo daugybę mėsos savyje. Jeigu jisai būtų buvęs patyręs medžiotojas, jisai žinotų, kaip reikia apdirbti mėsą ir ta mėsa, jinai nesuplūtų. Problema tame, kad jisai to nežinojo, kaip tą padaryti ir ta mėsa jinai sugedo labai greit. Berods pačiame žurnale jisai pažymėjo, kad jau net nepraėjus savaitę jisai pamatė, kad jau kirmelės, pradėjo ėsti, vis aplinkui tą mėsą ir, jinai sugedus mėsa, jisai negalėjo jos jau valgyti daugiau. Ir, žinoma, nusivylimas didžiulis. Jo nepaisant to, kiek jisai sugebėdavo suvalgyti mėsos, jo svoris vis krisdavo, nes nežinau, ar esat girdėję, bet čia yra toks, efektas, tas vadinamasis kiškio badas. Berods taip vadinasi, kiškio badas. Tai jeigu tu valgai triušio mėsą, kaip pavyzdys, triušio mėsa neturi riebalų. Turi, bet labai labai mažai, realiai. Ir lygiai taip pat turi mažai labai tų angliavandenių ir panašiai. Tai, čia vėlgi aš nesu dietologas, bet čia yra toks, efektas. Jeigu ką, aš nebandau duoti jokių nors rekomendacijų, bet ką aš noriu pasakyti, tai kad tokia ta vadinamoji kiškio dieta, tai valgant daugiau mažiau taip maitinantis, kaip Krisas maitinosi, nepaisant kiek tu suvalgysi mėsos, joje nėra tų reikalingųjų riebalų ir tų angliavandenių. Ir kas atsitinka, tai kad tau vis tiek krenta svoris ir tu jautiesi nepavalgęs, tu iš esmės vis tiek gali numirti nuo bado, valgant tokią mėsą. Tai čia yra išties keistas efektas, keistas dalykas, bet čia viena iš teorijų, dėl ko jis galėjo žūti, mirti. Galimai dėl tos kiškio bado vadinamojo, dėl to paprasčiausio bado ir dėl jo dietos ir nepatyrimo, žinoma. Tai, kaip ir minėjau, ta upė patvinko, bet problema dabar yra ta, kad ką tu darai, jeigu, tarkim, patvinksta upė, kaip tu elgiesi, jeigu tu neturi tos orientacijos, kur tu daug maž randiesi ir panašiai.
aš nesu patyręs keliautojas, aš nebandysiu tą sakyti, bet čia galima daug kur pradėti kritikuoti Krisą, kaip jisai elgėsi. Matot, surasti vietą nėra labai sunku. Mes pažįstam žvaigždės, galbūt kai kurie, mes žinom, kur šiaurinė yra žvaigždė. Jeigu tu gali vakare pagauti šiaurinę žvaigždę, tu gali daugiau mažiau susivokti, kur yra šiaurė, pietus, rytai, vakarai. Jeigu net nežinai to, sakykim, tu gali paprasčiausiai palaukti ryto arba vakaro ir pasižiūrėk, kur nusileidžia arba pakyla saulė, tu lygiai taip pat žinosi, kur vakarai, kur rytai. Tai štai tu jau turi realiai kompasą, sakykim, tą tokį paprastą. Susibraižyk jį ant žemės, kaip pavyzdys, ir tu daugiau mažiau žinosi, kur keliauti, sakykim. Įsivaizduok tą tokį žemėlapį galvoje, nes tu vis tiek turi tą tokį žemėlapį Jungtinių Amerikos valstijų, sakykim, tu žinai, kaip eiti. Vėlgi jisai Aliaskoje būdamas, jisai turėjo žinoti daugmaž kaip Aliaska atrodė. Jisai vėlgi amerikietis, ta prasme, aš taip įsivaizduoju, bet jis galėjo žinot, kad nors tu ir prieini upę, tu gali eiti palei upę. Ta prasme, taip jinai patvinkus, bet tu turi eiti tiesiog palei upę. Ir tu vis tiek pasieksi kažkokią civilizaciją. Ir problema yra tame, kad jeigu jis būtų paėjęs 800 metrų, net nepilną kilometrą nuo ten, kur jisai buvo, jisai būtų radęs, kad yra vis tiek įrengtas perėjimas iš upės, toksai rankinis perėjimas, toksai kaip tiltelis, kažkas panašaus. Jisai būtų galėjęs išsigelbėti realiai, jeigu jisai būtų tiesiog paėjęs, bet tas jo nepatyrimas realiai lėmė tą faktą, kad jisai tiesiog pasiklydo, nerado tos orientacijos ir pasiliko prie to autobuso. Ir jisai nusprendė tiesiog pasilikti prie to autobuso, iki kol ta upė aprims ir jisai galės ją pereiti. Arba iki tol, kol jį suras kiti žmonės. Tai ką jisai padarė iš tos nevilties, jisai suprato, kad kol jisai medžioja ir ieško įvairiausių, sakykim, augalų, kurias galėtų valgyti, jisai tiesiog parašys raštelį žmonėms, jisai parašė raštelį paprastą su užrašu, kad čia yra SOS, prašau palaukti manęs iki vakaro, kol sugrįšiu ir prašau išgelbėkit mane. Ir realiai jisai tą paliko raštelį, niekas realiai neatsiliepė, nes niekas ir nekeliauja tuo sezono metu pro tas teritorijas apskritai, tai tenais realiai yra dykvietė, tenais ten nieko nerasi. Tik tą magišką autobusą, kaip ir minėjau, tą 142. Bet, matot, galbūt kas keiščiausia toje istorijoje yra tai, kad nepaisant viso to, Krisas, jis vis tiek atrodo lyg gyveno gerai, nes kaip aš minėjau, jisai turėjo juostinį fotoaparatą, ar ne, su savim. Jisai žurnale dažnai rašydavo, ką jisai randa, kaip pavyzdys, jisai vienas iš paskutiniųjų jo įrašų, tai buvo 107 diena ir jisai 107 dieną jisai parašė gražios mėlynos uogos. Nežinau, kažkokias jisai uogas mėlyno atspalvių rado. Kai kurie žmonės galvoja, kad jis kažką nuodingo galbūt rado. Aš irgi nežinau, ką jisai rado, bet tebūnie. Bet iš esmės atrodo, kad jisai tose žurnaluose rašydavo tos gražius įvykius, ta prasme, kas įvyko per dieną ir kas yra gerai. Bet jis kartu ir fotografavosi. Ir viena iš tų nuotraukų yra žymioji ta nuotrauka, kur ir mes įkėlėm, ta prasme, į socialinę mediją, kuris yra prie to, atsirėmėsi tą autobusą, tą žymųjį magiškąjį busą 142 numeriu. Ir jisai prie to paties, ta prasme, jisai daugybę nuotraukų kitų turi ir vienoje iš tų nuotraukų, sakykime, jisai prie to, nušauto briedžio, ta prasme, džiaugiasi, atrodo, kitame jisai džiaugiasi kitur, ta prasme, jisai daug fotografavosi, kad jisai atrodė visur laimingas. Man tas ir keista, jo situacija atrodė beviltiška, nes jisai ir atrodė labai lieknas, sulieknėjęs, jisai atrodė, lyg jis labai daug neteko svorio, būdamas ten. Ir kad jisai yra išties blogoj situacijai. Ir jisai žurnale pažymėjo, kad jisai vienu momentu jisai paprasčiausiai negali pajudėti beveik, kad jis praktiškai nejaučia savo kojų, jisai jaučiasi suparalyžiuotas ir jisai jautėsi labai labai silpnas ir galų gale tuom ir užsibaigė jo žurnalas. Jo žurnalas užsibaigė 113 dieną, 113 dieną jisai nieko nebeparašė. Ir iš esmės, kas toliau atsitinka, mes nežinom, nes jo kūnas buvo surastas plius minus rugsėjo mėnesį berods, jeigu neklystu, nors jisai tikėtina, kad žuvo, tiksliau mirė rugpjūčio mėnesį. Tai jį surado, jam mirus po 2 savaičių. Iš pradžių žmonės galvojo, kad jisai galimai mirė nuo minėtojo bado, kaip sakiau, bet kiti mano, kad jisai galbūt ne nuo bado mirė, bet nuo to, kuo jisai maitinosi. Vėlgi, kaip ir minėjau, jisai turėjo tą visada apylinkėse turėjo knygutės, tokias turistinės knygutės, kuriuose buvo aprašyta, ką galima valgyti, sakykime, ką galima nevalgyti, ta prasme, kas yra valgoma gamtoje ir panašiai. Ir,
jisai daugiau mažiau buvo susipažinęs, jisai žinojo, kad tarkim, jeigu jisai randa kokį nors augalą ir jisai, knygutėje nėra, tai tikėtina, kad tas augalas gali būti nuodingas, jeigu jisai nėra prašytas, bet problema yra tame, kad toje knygutėje nebuvo prašyta, kad kai kurie augalai gali būti nuodingi, jeigu tu turi prastą dietą. Matot. Ir čia yra viena iš tokių įdomių teorijų, ką knygos autorius, pats knygos autorius bandė pateikti. Prasme, kad galimai jisai suvalgė, vieno augalo, sėklas, kurios yra valgomos ir jos nėra kenksmingos. Ir, vietiniai gyventojai dažnai valgo, to augalo sėklas, bet jam suvalgius jos tapo nuodingos ir jos gali sukelti paralyžių. Sukelti kojų paralyžių, paprasčiausiai, ir galų gale, priversti žmogų mirti. Paprasčiausiai, jos tampa toks kaip neurotoksinas. Tos sėklos. Ir iš esmės čia yra tokia kaip ir vos nepagrindinė teorija, kas galėjo atsitikti Krisui. Kad, realiai jisai suvalgė tų sėklų ir kadangi jisai maitinosi labai blogai ir nereguliariai, turėjo labai prastą dietą, tos sėklos tapo, tapo nuodais savotiškai. Visi vaistai gali būti nuodai, jeigu jūs per didelę dozę jūs suvalgysite. Realiai čia kažkas panašaus buvo, suprantat. Čia realiai tas maistas, jis galbūt galvoja, kad tas maistas, kurį jisai suvalgys, jį išgelbės, bet pasirodo tas maistas galbūt buvo, tai, kas jį nužudė. Išties gailiai skamba, bet čia yra tokia teorija. Jį surado keli medžiotojai, kurie netoliese ėjo, ieškodami vietos apsistoti nakčiai, jie rado tą autobusą, jie įėjo į autobusą, pajuto tą kvapą sklindantį keistą ir jie rado Krisą, rado jo tą kaip ir raštelį, tą SOS raštelį, kad prašome pasilikti ir nepalikti manęs vieną. Ir kaip ir realiai čia viskas, čia yra visa Kriso istorija, šiek tiek gaili, kad užsibaigė taip, kad jisai, jo niekas neišgelbėjo realiai ir daug kas bando sakyti, kad jisai bandė pabėgti nuo visų ir jam nereikėjo gelbėjimo ar panašiai, bet nežinau, aš manau, kad jam tiesiog reikėjo ramybės, kurią jisai gavo ir jisai jau galbūt norėjo grįžti. Galbūt jis tiesiog ieškojo tos, tiesiog paprasčiausiai ramybės. Ir aš nemanau, kad tai yra blogai. Beje, aš čia kalbu apie tas augalo sėklas ir panašiai, bet pamiršau paminėti patį augalą. Tai kirvenis, nežinau, ar esat girdėję. Bet taip, kirvenis yra toks augalas, kurio sėklos yra valgomas iš tikrųjų ir jūs galite jas valgyti. Aš dabar nežinau. Aš nesiūlau jums valgyti jų. Vėlgi nežinau, išgirdus šią istoriją, aš jums nesiūlau jų valgyti, bet jisai valgė tas sėklas ir tikėtina, kad tai tapo neurotoksinas, kuris paralyžiavo jo kojas, dėl ko jisai negalėjo pajudėti iš lovos realiai ir net negalėjo nieko daugiau daryti. Ir jisai labai nusilpo ir paprasčiausiai liko toje lovoje, kurioje jisai lygiai taip pat ir mirė galų gale. Nuo to apsinuodimo tomis sėklomis. Tai kaip ir viskas atrodo ir jo istorija užsibaigė realiai su jo paliktom nuotraukom, nes kaip žinia, jo juostinis fotoaparatas, jisai turėjo daugybę nuotraukų, kurios berods daugiau nei 500 nuotraukų, bet jų visų, aš bijau suklyst, bet jų visų internete, žinokit, nerasit. Galimai jo šeima nusprendė kai kurių nepaviešinti, bet iš tų nuotraukų, kurios yra paviešintos, galima matyti, kad jisai išties yra laimingas, labai laimingas. Jisai visur šypsosi ir nepaisant to, kad jisai, kaip ir minėjau, visiškai yra lieknas, numetęs daug svorio ir atrodo link pabaigos einantis žmogus, bet jisai atrodo lyg, jisai džiaugiasi. Jisai džiaugiasi tom, kai jisai turi ir mane tai išties nustebino. Kaip ir minėjau, ta nuotrauka, viena iš tų žymiųjų nuotraukų, yra įdėta į mūsų socialiniai medijai. Jisai ten prie to autobuso, kuriame jis ir buvo rastas, realiai jau nebegyvas, atsirėmęs prie to autobuso. Tai iš esmės galite pamatyti, jisai su šypsena veide, tiesiog jisai nepaisant tų aplinkybių, kurias jisai įsivėlė pats, jisai vis tiek yra laimingas. Išties, keista, gražu galbūt, nostalgiška, nežinau kaip tą kitaip apibūdinti, labai įdomu. Atrodo lyg žmogus, kad nepaisant to, ką jisai pasiekė, su džiaugsmu tokiu, jisai pasiekė tai. Nepaisant to, kad jisai, vis tiek jau tai jo liepto galas, jisai žino galbūt, kad tai jau jo liepto galas ir kad jo niekas gal net neras niekada, bet jisai džiaugiasi, kad jisai rado tą ramybę. Ir kas yra įdomaus galbūt, tai kad juostiniam fotoaparate buvo viena paskutinė nuotrauka jo.
mes tos nuotraukos neįdėjome į socialinę mediją, bet toje nuotraukoje galima jį matyti. Aš tikiuosi, kad galbūt, jeigu jūs domitės pačią istoriją, jūs galėsit surasti jo paskutinę nuotrauką. Tiesiog parašykit Christopherio McCandles'o paskutinioji nuotrauka ir jum ją išmes. Ir ta paskutinioji nuotrauka yra labai, manau, gili ir jinai labai tokia jausminga, bent jau man ją perskaičius, ta prasme, pamačius ir perskaičius, nes tenais yra tiesiog toje nuotraukoje, ta prasme, ten jo vėlgi primenu visiškai paskutinioji nuotrauka jo fotoaparate ir jisai ten paprasčiausiai stovi tose laukuose, mojuodamas lyg su ranka, vėlgi su didelė šypsena veide ir jisai laiko kažkokį raštelį rankoje. Ir tame raštelėje yra užrašyta, ta prasme, išties, nemoku pasakyti kitaip, bet išties labai gražūs žodžiai ir labai paprasti. Tame raštelėje, ta prasme, su kuriuo jisai nusifotografavo, tiesiog yra parašyta, kad aš gyvenau laimingą gyvenimą ir aš dėkoju Dievui. Ir sėkmės visiems ir viso geriausio. Prasme, ir tegu laimina jūs Dievas. Taip, paprastai. Taip, jisai toks buvo šiek tiek religingas, bet tai išties yra gražu. Atrodo, žmogus susitaikė su tuo, kad viskas, jisai turės realiai palikti pasaulį, bet jis kartu ir pasiekė viską, ką jis norėjo ir jisai išgyveno geriausią įmanomą gyvenimą, kokį jis galėjo išgyventi. Jisai jaučiasi dėkingas, nepaisant to, kur jisai yra. Jis nėra kažkokio panikos apimtas, jis neatrodo, lyg jis būtų, išsigandęs ir panašiai. Nors jisai net lokių galimai sutiko tenais, būdamas, ta prasme, Aliaskoje berods daugybė grizlių, ta prasme, išties pavojingi plėšrūnai, ta prasme, ir jisai galimai jų sutiko, bet nepaisant viso to, jisai nerodo tos baimės akys, jisai rodo džiaugsmą ir tai atrodo keista. Kai kurie žmonės galvoja, kad jis tiesiog išprotėjo, kad tai yra, psichologinės problemos pas jį ir panašiai, bet aš kažkaip nelinkęs daryti tokių išvadų, aš nemanau, kad tai yra gerai. Teisti žmogų, kuris negali dabar apsiginti, prasme, jo labiau jisai jau dabar jau nebegyvas, tai nelabai ką ir jisai pasakys. Bet aš manau, kad jisai išgyveno taip, kaip jis norėjo išgyventi. Prasme, ir nors ir jam nepasisekė, ir gaila dėl to, bet aš manau, kad jisai pasiekė to, ko jis norėjo. Ir tai, ir jis išdidžiai išėjo, sakykime. Ir tai yra garbingas dalykas. Bet vienas galbūt tų įdomesnių, sakykime, gal po to aspektų, čia galų gale, tai ar jisai yra herojus, ar jisai yra kvailys. Čia taip užbaigiant ir pradedant nuo pat pradžių. Tai kaip jūs manote, ar jums jisai jūsų akyse atrodo, labiau herojus ar labiau kvailys? Nes jau kaip ir užbaigėm istoriją. Čia jau kaip ir jau žinot, kas atsitiko. Nes dabar neslėpsiu, pats autobusas, tas magiškasis autobusas, tas 142, jisai buvo pajudintas iš tos vietos, nes matot, daugybė žmonių kritiškai, ypač vietinių, kritiškai vertino tą dalyką, nes ta prasme, šią istoriją paplitus po visas Jungtinės Amerikos valstijas, daugybė žmonių ir ypač jaunimo pradėjo leistis į tokias panašias istorijas, pradėjo pabėgti iš namų, pradėjo ieškoti to magiškojo autobuso, lygiai taip pat jie pradėjo eiti tą Aliaską, lankytis toje vietoje, nakvoti tame autobuse, ta prasme, pradėjo daryti tas pačias nesąmonės, sakykime. Bet tame ir esmė, kad, ta prasme, Krisas turėjo kelionę savo, o tie žmonės turėjo tas keliones ne visai savo, daugiau parodyti pasauliu, kad jie irgi lygiai taip pat gali. Pasirodyti, žinot, tas jaunimas kartais būna tokių nesąmonę daro. Bet, nežinau, aš irgi gal norėčiau tą. Bet, čia ne esmė. Esmė, kad, Krisas elgėsi pavojingai ir tas jo pavojaus darimas, sakykime, ir panašiai pradėjo, padarė nemažai neigiamos įtakos galbūt jaunimui. Ir dėl to, ta prasme, valstybė pati turėjo, prisivertė, ta prasme, paimti autobusą ir iškelti ir net ne per seniausiai tą autobusą, ta prasme, turėjo, ta prasme, perstatyti visai kitoj vietoj. Jisai vos ne kaip muziejinis dabar tapo realiai. Bet jisai jau nėra tos autobusas toje vietoje, nes jinai yra ganėtinai pavojinga vieta šiaip. Bet dar iki to iškelimo autobuso daugybė žmonių lankydavosi tenais. Bet jie kartu tenais toje vietoje palikdavo daugybę raštelių. Jie palikdavo raštelių, kad, jie gerbė jį labai, kad jie labai jį myli, prasme, Krisą, ir kad jie laiko Krisą jų asmeninę kaip žvaigždę, galima sakyti. Kad jie laiko vis tiek jį kaip ir herojum. Tai nepaisant to, Kriso idėja, ta naturalizmo galbūt, to siekio išgyventi tik iš gamtos, vis dar yra laikoma kai kurių žmonių širdise. Nors ir vietiniai, ir nors ir galbūt kai kurie lietuviai, galbūt iš mūsų, galbūt, kurie išgirsta tą istoriją, galvos, kad ir kvailys, kokias nesąmonės prisidarė, bet dabar kai pagalvoju,
jisai vis tiek sugebėjo išgyventi daugiau nei 100 dienų tokioje vietovėje, galima sakyti. Taip, jisai neturėjo daug patirties, bet jisai sugebėjo išgyventi ganėtinai ilgą laikotarpį. Jisai daugiau nei 4 metus realiai keliavo, galima sakyti, po įvairiausias, vietovės, sakykime, valstijas skirtingas ir panašiai, jisai patyrė tiek daug. Ir galima sakyti, kad jisai būdamas, nes kaip ir minėjau, jisai galimai mirė rugpjūtį, sakykime, mirė 1992 metų rugpjūtį, galimai, čia aš tik tais patikslinu, jisai mirė 24 metų, bet tą, kai jisai patyrė, čia yra didžiulis įspūdis, žmonės, kiek jūs esate apkeliavę, išties, bet čia ir yra esmė, kad nors tu ir keliauji, dažnai žmonės giriasi, kad, aš ten buvau Dubajuje ir panašiai, žmogau, ką tu matei tame Dubajuje, nieko tu nematei, tu tik tais nusifotografavai, kad tu ten buvai. Bet realiai, ką tu matei? Kur tu nuėjai? Niekur. Tu nuėjai tik į turistinės vietas, o jisai, jisai matė gamtą, jisai pralaimėjo prieš gamtą, nes jisai tikėtina, kad nelabai rodė didelę tą pagarbą gamtai, bet jisai matė tikrąją gamtą. Suprantat, ką noriu pasakyti? Jisai išties keliavo. Ir jis nekeliavo tam, kad pasirodytų prieš draugus Instagram'e, sakykime, su savo nuotraukomis. Jisai keliavo, nes jisai džiaugiasi. Bent jau iš jo nuotraukų, iš jo tų asmeniukų, galima sakyti, labai matosi, kad jisai buvo laimingas. Išties nepaprasta istorija. Aš jo nesu linkęs vadinti kvailium ar idiotu. Aš manau, kad taip jisai galbūt padarė nemažai galbūt klaidų per savo kelionę. Bet mano nuomonė, jisai elgėsi taip, kaip jisai norėjo. Ir tai, kaip jisai, kas jam atsitiko, tai ne mums spręsti. Ne mums teisti. Mes visi galbūt prisidirbam tokių, keistenybių ir, mes vis tiek visi buvom jauni ir galbūt net ir norėjom kažką panašaus padaryti, kaip ir jis. Skirtumas tik tas yra tarp mūsų ir jo, kad jisai, Krisas nusprendė tą ir padaryti. Nežinau, ar tai geras dalykas, bet bent jau stebint Krisą, jisai mano, kad, taip, kad tai buvo geras dalykas. Jisai džiaugiasi. O ar jūs džiaugiatės? Atsibudę pirmadienį iš ryto ir einantis į darbą. Aš tai žinau, kad aš nesidžiaugiu. Bet čia tik šiaip. Nežinau, kaip ir istorija baigta. Tikiuosi, kad patiko. Tikiuosi, kad per daug nuobaudų nebuvo. Jeigu ką, parašykit savo nuomonės, ką manot, kas patiko, kas ne. Galbūt aš kažką primelavau, galbūt kažką nuklydau. Tikiuosi, kad taip nebuvo, nes čia vėlgi, matot, mūsų kultūriniai ir šviečiamoji laidos, viename. Tai mes stengiamės kuo labiau faktiški būti ir kuo labiau, tiksliai atpasakot pačią istoriją, pridedant šiek tiek savo tos nuomonių prieskonių ir panašiai. Bet vienaip ar kitaip tikimės, kad šio penktadienio istorija patiko ir kad be abejo lauksite ir kitojo penktadienio. O iki to laiko, kągi, jeigu viskas patiko, paliksiu jūs ramybėje, pasiklausyti geros muzikos ir toliau, likit su Sol FM, kaip visada. Tikėkimės, kad liksit toliau su Sol FM. O jau ką, rytoj galėsit, mus išgirsti dar ir sąmokslų tematiką. Kalbėsim apie CŽV įdomiuosius eksperimentus, tuos vadinamosius Gateway Project. Nežinau, ar esat girdėję šitą dalyką, bet čia bus įdomi sąmokslo teorija. Tikrai prisijunkit, rytoj 9 vakaro pasišnekėsim. Bet, kaip ir minėjau, laikas man jūs palikti ramybėj. Lauksiu jūsų žinučių, kad ir kokių turėtumėt, ar kritikos, ar nekritikos. Bet taip, visiems reikia mums kartais atsipalaiduoti, žinot. Ir taip, papasakokite apie savo nuotykius. Kito laiko judam toliau. Taigi, iki, gero vakaro.